Ir prezentaciją matot? Taip. Liuks. Tai lukterkim kelias minutės, gerai, ir tada pradėsim. Pasižiūrim, kaip dabar rinka atrodo. Ką pirkot iš paskutinių kartų? Ką stebit? Aš tai neseniai Oklo nupirkau ir NNE. Tai žiūriu, kaip jos čia keliauja, bet čia tokios spekuliatyvinės idėjos. Nu, tai kol kas neblogai. O jūs gal turit ką pasidalinti? Kažkokią įdomesnį idėją? Aš tai nieko. Aš bijau pirkti, ką viskas, kad dabar kai pakrito viskas, tai baisu ir pirkti, ką nors, žinot. Na, jo, Atrodo. irgi variantas. Jo, šiaip tai jo, nes šią savaitę turėsim tokių reikalų, kur galim trupučiuką patampyti tas rinkas ir į vieną pusę ir į kitą. Aišku, labai laukiam, šiandien bus Nvidia ataskaita, jinai daug ką pasakys mums. O šiaip, nu, geopolitika labai daug ką lemia. Tai čia tom artimiausiom savaitėm čia visaip gali, aišku, būti. Infliacijos duomenys ant nosies, tai jo, gali ir ypatingai, aišku, prieš ataskaitas geriausia susilaikyti, nes nu, nervingos rinkos kol kas atrodo viršūnėse, bet nu, daužomės tas viršūnės pakankamai jau, nu taip sakyčiau, atsargiai ir pakankamai taip, nu, be jokios jėgos, kaip anksčiau pramuždavom, biškelį nukrisdavom ir dar su didesnė jėga po kažkiek tai mėnesių. Dar protestuodavome tas viršūnės, nu, tai dabar mes to nematome, iš tikrųjų vos kabiname buvusias viršūnės ir vėl driokstelėm žemyn. Tai jo, nervingos rinkos kol kas. Nu, bet aišku, viskas bus gerai, mes atsirinksim geriausias kompanijas, visi kartu stebėsime, kur ten kas krenta, dėl ko krenta ir visą ką, ir žiūrėk, visai gerus rezultatus portfelių turėsim. Pas mane asmeniškai ir reitai šiek tiek pakilę jau, ten AGNC, DX, jie ten gerus dividendus moka 13-14%, pas mane ten jau po 2-3 metus jie stovi. Oi, tai čia Jau, labai gerai, tada jo, jeigu jūs turite išlaikėt per visus tos kritimus, per visą tą negatyvą išlaikėt ir jo. sėjom tie dividendai, aišku, čia yra tas momentas, žinot, kada kapsi tau dividendai per kelis metus, tau gali, vienas dalykas, tau sumažina vidutinę kainą, šitas yra dalykas, Taip. o kitas dalykas, nu, netgi jeigu portfelio momente mes matome minusą toje pozicijoje, tai per gautus dividendus gali būti, kai realiai perskaičiuoji, ten gali jokio minuso nebūti, gal net ir pliusas. Tai Ne, tai šitoje vienareikšmiškai, taip. dividendinės istorijos labai jos gerai. Ir Aišku, geri gerai. dividendai, ten 13-14% ir nebuvo sumažėję per tuos, kaip sakau, dabar jau beveik 3 metus gal laikau aš juos. Taip, svarbiausia, kad nenurėžtų dividendų, nesumažintų, va šitie momentai, tai labai reikia Taip. atsirinkti, kurias kompanijas. Ne, bet tikrai yra gerų reitų, aš atsimenu, kažkada netgi turėjau, čia gal kokie 18-17 gal metai buvo, kada aš apskritai visą portfelį buvau susidėliojus su rytais. Tai man tie rytai iš tikrųjų vienu momentu buvo aš labai domėjausi ir labai skaičiau daug apie juos ir visas portfelis mano buvo viena ant jų. Tai visai neblogi rezultatai buvo. Aišku, dabar tai kažkaip perėjau ant kompaniją daugiau. Bet, aišku, rytai irgi tie prisiminus, tai tikrai variantas tikrai geras. Portfeliuose reikia tokio aktyvų. Tai jo, labai gerai, kad tokie yra. Šiaip labai smagu, kad paskutinę minutę pakviečiau ir taip mūsų daug, 7 žiūri nariai jau susirinkę. Šiaip čia jau mano, aišku, kaltė, kad aš taip iki mėnesio pabaigos tempiau, nu, bet tas mėnesis toks trumpas, mums taip greitai prabėgo, kad tiesiog netradau, kada tai atostogos vaikų, tai ten gimtadieniai, tai išvykos, tai kažkokie tai mini kelionės, tai žodžiu, tai aš tikiu, kad kitais mėnesiais tas periodiškumas išliks daug geresnis negu iki šiol. Ir mes susiplanuosim bent jau prieš savaitę susitikimą, kad tikrai galėtų žmonės susiplanuoti ir turėti, bet iš tikrųjų labai smagu, kad atradot laiką, reiškia, tikrai kažką gal įdomus pasakysiu. Man irgi smagu, kad ne prieš tuščią kamerą šnekėti. Man apskritai prieš kameras taip šnekėti yra. Bet jeigu gale prezentacijos jūs įsijungsit irgi, nebūtinai kameras galite neįsijungti, bet jeigu mikrofonus įsijungsit ir dar pasidalinsit savo įspūdžiais ar kažką, ar klausimais, tai aš labai
labai labai man bus smagu ir pačiai man bus kitiems susitikimams, tai bus toksai kaip indikatorius, ką keisti, ką gerinti ir panašiai. Tai būkit aktyvus, nebijokit. Aš bijau labiau. Va, jeigu klausit ar kažko dalinsitės, tai labai welcome. Palauk. Taip, Agnė. Sveiki. Dar pusę minutės ir pradėkime, gerai? Žiūriu. Dar trupučiuką. Punktaliai visi renkamės. Super. Sveiki, Agnė. Galite čatą irgi rašyti. Tikrai gale paskaitysim. Labas vakaras. Sveiki. Jeigu čia jungtų, kad manęs nebus, nes aš dar jūsų pakirti. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Bet nebus, kad tai šūkį. Jo, tikrai 100%. Pažiūrėjau vaikonėlį video. Kol dar nepradėjot, Inga, o kada Nvidios rezultatai dabar? Šiandien po visų uždarimų turėtų būti. Tai čia visai neužilga. Neužilgo, jo, bet žinot, aš taip galvoju, mes apie Nvidiją irgi pašnekėsim, nes čia tokia tema, kur tikrai reikia pasišnekėti. Kai nematom dar realiai rezultato, aišku, kažkoks tai judesys bus jau post-markete, tikrai mes kažką matysim, bet vis tiek visas įdomumas turbūt bus rytoj, nes ne penktadienis ir tikrai dar pamatysime to judesio. Tai, oi, kiek mūsų čia bus smagėjimas čia. Sveiki visi, kurie prisijungėt. Super. Ok, tai aš gal ir pradėsiu, gerai, kas eigoje prisijungs, tai prisijungs. Įrašas, tikiuosi, kad viskas su juo bus gerai ir mes jį turėsim. Jeigu ne, faina tiems, kurie bus čia. Ne, juokauju, iš tikrųjų padarysiu per naują kažkokią tai mini prezentaciją ir tikrai įrašas bus, kurie neprisijungia, tai tikrai kažką irgi iš šito susitikimo išsineš. Ok, tai kaip visada, labas visiems. Tikrai labai smagu tokį periodiškumą turėti ir tos online susitikimus turėti ir kol kas nieko nekeičiam. Tai yra pradžią aptarsime rinkos situaciją ir antra dalis prezentacijos bus įdomesnės idėjos portfeliui. Ir tik tai tiek, kad šį kartą tikrai labai trumpai apie rinkos situaciją, nors aš praeitą kartą sakiau, kad labai trumpai šnekėsiu apie rinką, bet kažkurio tai momentu mane ten užnešė ir aš taip norėjau kuo daugiau pasipasakoti ir pasidalinti, kas tikrai turėtų būti investuotojams svarbu. Ir jeigu aš kažkurių dalykų niekad nesu minėjusi, tai kažkaip norėjusi juos užakcentuoti, kad tikrai tie, kurie prisijungia pirmais kartais, kad tikrai turėtų tą platesnį supratimą ir matymą ir viso ko. Tai šį kartą tikrai trumpai pasikalbėsime iš rinkos pusės, kuo mes šiandien dienai gyvename, kuo kvėpuojame ir panašiai. Ir šitam dalykui turbūt geriausia iliustruoja šitą skaidrę. Tai mes, aišku, kvėpuojam, prijungiam visus, kvėpuojam pagrindę, kaip sakyt, Donaldo Trumpo lojimu, kad bus tie tarifai, nebus, bus mokesčiai mažinami, nebus, reguliacijos bus, nebus, Amerika greitai bus ar nebus. Žodžiu, visi šitie dalykai dabar yra ant bangos ir jie ir stumdo tas rinkas aukštyn žemyn. Pradžia, aišku, S&P, kada tik tai sužinojom, kad laimėjo Trumpas, aišku, visas pozityvas ir didžiulis šuolis pagrindinių indeksų į viršų. Natūralu, dėl to, kad išrinktas prezidentas, jis labai
serga už rinką, serga už akciją, serga už verslus, viską jisai nori daryti, kad tik tai amerikiečiams investuotojams būtų kuo lengviau ir paprasčiau. Aišku, su visų šito dalyko ateina visos masė kitų dalykų, tai tarifai. Vienas dalykas, taip, mes turim apsaugoti savo žodžiu, vietinius verslininkus, iš kitos pusės, tos šalis, kurioms įvedami tarifai, lygiai taip pat irgi gali tokius pačius atgal, tuo pačiu veidrodiniu principu, tokius pačius tarifus irgi vesti muitus. Tai mes dabar ką turim? Aišku, jisai palojo, tai bus ten tarifai įvesti Kanadai ir Meksikai, galiausiai sako, ne, mėnesį aš dabar nukeliu, nes mes labai čia visai neblogai deramės susėdę prie dėrybų stalo, tai visa tai vyksta, jeigu išsiderės pakankamai geras sąlygas Trumpas, tai greičiausiai ir nebus tų tarifų. Paskui išėjo kalba apie plieną ir aliuminį, irgi nukeliam ir laukiam. Ir paskutinis jo čia šūvis buvo praeitą savaitę, 25% tarifai čipams, automobiliams ir vaistams. Jisai labai nori, kad visa gamyba grįžtų į Ameriką ir viskas, kas yra dabar už Amerikos ribų gaminama ir pardavinėjama, yra norimas tiesiog kad grįžtų atgal, tai tam ir subsidijos bus sudėliotas ir panašus dalykai. Tai aišku, šitoj vietoj taip jisai labai stengiasi, kad tik taip Amerikai būtų labai gerai. Tai jisai taip ir šneka, kad visi dabar visos kitos šalis, žodžiu, mums mokės, mes čia tik tai gerai gyvensim ir panašiai, o jisai pats nori būti prisimenamas prezidentas toks, kuris tikrai padarė labai daug amerikiečiams, kad jie labai gerai pradėjo gyventi ir tikrai ir kripto pasirodo, jis ir jau fanas tapo ir visų kitų dalykų. Tai dabar vėlgi laukiam balandžio 2 dienos, kada sužinosime, ar tikrai bus įvesti likusie paskutiniai tie tarifai. Tai dėl to mums tas kovas, balandis yra tie tokie kritiniai mėnesiai, kur galbūt galim pamatyti tam tikrą judėjimą didesnį rinkose. Dėl to, kad šiaip iš principo, jeigu žiūrėti globaliai likvidumą, pinigų rinkoje sistemoje yra tikrai dar tiek, kad jeigu ir nukristume mes tos pakritusios akcijas laisvai atpirktume, tik tai tiek, kad reikia pozityvų. Ir jeigu pozityvas bus toks, kad vietoj 25 įvesiu kokius 2% tarifą, arba dar nukelsiu, arba iš vis nebeįvedinėsiu, nes pavyko dėrybos neblogai, tai tikrai gali būti situacija labai nebloga ir dėl to tas pozityvas išsilaikys ir rinkos tikrai gali dar turėti jėgos kilti viršų. Dabar kitas momentas, aišku, yra ketvirtinės ataskaitos, iš principo atsiskaitė beveik visos, liko pagrindinės, kurios dar gali smarkiai sujaukti situaciją, aišku, Nvidios ataskaitos laukiam, aišku, dar yra makro duomenys, kurie vienareikšmiškai irgi gali vienaip ar kitaip pakreipti nuotaikas rinkos dalyvių, nes jeigu pamatysim, kad didėja infliacija, plus dar užkraukime visą tą Trumpo visą tą monologą dėl tarifų, kur irgi gali būti, žodžiu, tos infliacijos bangos augimas ir Fedas tada laikys aukštai palūkanas iškėlęs ir jų nemažins. Ir iš tikrųjų ekonomikai ir verslams tikrai nebus patys saldžiausias laikas. Tai šitoj situacijoje ir jeigu prie vieno scenarijos rinkos gali augti, nes pinigų yra ir viską ką, iš kitos pusės scenarius gali būti ir toks, kad labai smarkiai mes galime nukristi. Tai žiūrėsime, pirma stotelė yra Nvidia, pasižiūrėsime, kaip jinai atsiskaitinės, paskui jau žiūrėsime makro duomenis ir žiūrėsime, kaipgi galutiniai kokie bus pasisakymai pačio Trumpo. Svarbiausia, aišku, dėl tarifų, dėl muitų. Tai va, ir tiek viskas, šį kartą tiek iš šiandieninės situacijos, kaip mes matom, ko kvėpuojam. Visą kitą mes šnekame sekmadienio video, aptarinėjame pagrindinius ir makro rodiklius ir atsiskaitimo, kompanijų atsiskaitimus. Jau gerai, prijunkim. Va, ir tada iš karto einame prie kitos dalies, turbūt įdomesnės, šį kartą šiek tiek daugiau prikėpiau jums skaidrių apie kompanijos, kurios galėtų būti įdomios ir kaip visada pati pradžia yra tų kompanijų, kurios yra šiek tiek rizikingesnės, sakykime taip, tokios jau daugiau čili pipiriukai portfelį, čia tiems, kuriems patinka žiūrėti į
ir kartais pasinervuoti. Tada yra kompanijos, kurios tarpinis variantas tarp dividendinių ir augimo kompanijų. Nu ir pabaigsime šitą puokštę, kaip visada, aišku, dividendiniais aktyvais. Tai visiems turėtų kažkas bent jau išlikti įdomesnio. Ir pradėsim, aišku, nuo puikiai mums pažįstamos kompanijos APLD. Kas su šita kompanija yra? Mes su jie pirmą kartą susipažinom ir užsipirkom, ko gero, kokį kovo mėnesį prie 3-4 prie 3 kažkur 4 dolerių, ir tuo metu mes statėme tikrai ant kompanijos, kurios, jeigu taip žiūrėti ar ne į jos augimus, tai tikrai atrodytų viskas fainai su jie, ne? 27% čia šiais metais, kitais metais 40% pelno augimas, bet ir šiemet, ir kitais metais, ir dar kitais metais jinai neprognozuoja, kad jinai išeis į pelną. Aišku, augimas yra, nuostoliai mažinami, bet iš tikrųjų pelno dar nebus. Ir tuo metu, kai mes pirkom ten už 3-4 dolerius, tai tuo metu mes statėm ant to, kad jinai gali būti, kad metų bėgyje pasirašys kontraktą su didžiausiom kompanijoms, kurios veikia debesų segmente, duomenų žodžiu, centruose. Ir čia yra pagrindiniai veikėjai, tai aišku, Microsoftas, Google'as, Amazonas. Iš dalies gali būti galbūt net ir Meta, nes irgi ten turi kažką su duomenų centrais. Nu ir Oracle, aišku. Tai va, ir pasirodo visus metus jinai čia mus maitino tais pažadais, kad taip tai bus tas susitarimas ir mes čia pasirašysim didžiulį kontraktą ir mes čia gausim tų pinigų, bet visi metai praėjo ir nieko nėra. Per tą laiką tos akcijos, aišku, išaugo iki tikslinės kainos, iki 7 dolerių. Per tą laiką kompanija labai smarkiai praskėdė tas akcijas, tai reiškia, papildomą akcijų emisiją padarė. Ir finale mes turime dabar, jeigu kalbėti apie ar dar verta ją pirkti ar neverta, nes kelis kartus, kai tu gauni po 100%, arba ten po 80 ar po kažkiek tai, nes taip yra buvę su šita kompanija, mes užėjom pakankamai neblogų laikų ir visai neblogai užsifiksavom, nes ten ir short squeezas buvo ir ne vieną kartą, nes ten shortų labai daug buvo susikaupusių, kiek mes jų išspaudėme irgi sunku pasakyti, nes aišku, tie, kurie aktyviai gali prekiauti, moka ten trumpus stopus susidėti, nes tai tikrai gali per dieną kažką pasibandyti su ja, nes jinai pakankamai volatili ir ten savaitės arba dienos žvakės ir tie judėjimai būna pakankamai ženklus ir čia galima kažką užsidirbti. Bet jeigu mes kalbam apie tai, kad nusipirkau ir laukiu, kol kompanija ataugs, tai tikrai dabar turbūt situacija yra ne ta, kad šitą kompaniją imtume, viskas atidirbo, ačiū, uždirbom su ja ir tiek žinių dėl to, kad vėlgi tos sutarties nėra, tos su pagrindiniai žodžiu, kurie galėtų jai mokėti pinigus ir galbūt neišeitų į pliusą ir pelną. Kitas dalykas, akcijų gerokai daugiau, o pačios akcijos gerokai pabrango. Tai viskas, ačiū su šitą istoriją, tikrai daugiau kol kas, nebent jeigu vėl nukristų prie 3-4, prie tos mėlynos zonos, galbūt būtų galima dar su ja kažką krapštyti, kažką bandyti daryti, bet kol kas istorija tokia, kad geriau su ja ir dabar būtų pailsėti. Gerai, važiuojam kitą istoriją, Fluence Energy, irgi čia tokia istorija, kurią turėjom prie maždaug 13 dolerių, mes maždaug nuo šitos zonos perkeliojamės irgi iki tikslinės kainos, po kelis kartus, irgi neblogai, čia aš esu pirkus ir šiek tiek anksčiau ir tik tai paskui, kai jau pažinau tą kompaniją, tada pasidalinau ir mūsų Discord'e. Tai tie, kurie užsifiksuodavo, tai viskas yra ok, čia po paskutinės ataskaitos nukrito vos ne 50%, ne nuo 13 iki 6 su kapeikom. Va, tai kas užsifiksavo, jo, fainas visai momentas yra būtų užeiti į šitą kompaniją, kas išlaikė ją ir portfelį mato minus 50, tai šitoj situacijoje, aišku, galima būtų ją skiesti. Aš, pavyzdžiui, skiesčiau, jeigu turėčiau portfelį minus 50. Aš šiek tiek anksčiau ją nupirkau, tai iki pačio visai nukritimo neišlaukiau, dabar toliau matome krenta, atsidariau, kad tiesiog stebėčiau šitą situaciją portfelyje, man taip yra lengviau, tiesiog stebėti, mano toks priėjimas yra.
atsidarau poziciją ir tiesiog portfelį atsidarau ir žiūriu, kaip jinai važiuoja. Jeigu krenta, nu, tai aš galiu tada prisipirkinėti prie tam tikrų lygių ir užsipildyti visą pilną poziciją. O jeigu auga, irgi lygiai taip pat prie augančių irgi perpildytis. Nes, nu, tiesiog matai tą patį trendą ir važiuoji su to pačiu trendu. Tai va, su šita kompanija, aišku, didžiausias negatyvas yra Trumpas, nes jinai kaip ir su Saulės energija dirba, bet jinai kaupia tą energiją, tai trupučiuką kitas rytis, kita kryptis, kaip jinai veikia, bet didžiausias, nu, ir vėlgi, čia Trumpas Trumpui, bet esmė galbūt yra tame, kad ne iki galo dar yra įspręstas ir IRA projektas, kada gali būti ten kažkokios tai subsidijos, būtent Saulės energetikai. Vėjo jėgainės tai tikrai bus užrauktos prie Trumpo, nes jis sakė, kad visus jos išgriauti reikia, tos vėjo malūnus, nes tokią gražią Amerikos, žodžiu, kraštovaizdį gadina, tokį gražų ir panašiai, tai juos reikia naikinti, o dėl Saulės kol kas nėra tokio labai aiškaus apsisprendimo. Aišku, prie demokratų šitą kompaniją daug brangiau kainavo negu prie respublikonų, tai šitas momentas yra taip, teisingai, bet visas negatyvas jos yra, dėl ko jinai nukrito, kad visos jos sutartys, kurias jinai buvo įkalkuliavusi, jos yra nukeliamos iki 26 metus. Reiškia, 25 mes, nu, kažkaip tai pragyvenkiam, kažkaip čia prasisukim, o 26 metais matom kokie augimai. Bet jinai jau yra pelninga kompanija, ir pinigų turi, ir kešo turi, tai čia žodžiu, yra situacija nėra tokia bloga. Aišku, jeigu žiūrėti iš pačios blogiausios pusės, nu, tai aišku, gali ta energetika per šitos 2 metus pakankamai stipriai, žodžiu, nu, kaip čia, trypti, sakykime taip, nes, nu, vėlgi, Trumpui nepatinka šitas dalykas, ne, šita visa energetika, jam naftininkai ir panašios istorijos, bet kodėl sakau, kad 2 metai, nes, nu, po 2 metų gali keisti situacija politikoje. Ir ten bus perrinkti ir senatas, žinote, ne, 3/3 senatorių yra kas 2 metus perrinkiami. Ir atstovų rūmai yra perrinkiami kas 2 metus. Tai 2 metus, aišku, visa absoliuti dauguma yra jo partijoje, jo politinė jėga. Tai dėl to jiems sprendimus yra daryti daug paprasčiau, bet po 2 metų gali visą situaciją pasikeisti. Tai va, tai turim tokį dalyką, kad tie, kurie moka laukti, variantas kompanija yra toks įdomus prie $6, nes, sakau, augimo tempai yra pakankamai įdomus, bet, aišku, reikia laukti 26 metų, kada mes turėtume rezultatus, bet mes žinome, kad investuotojai viską kalkuliuoja gerokai anksčiau. Reiškia, mes 26 metų rezultatų galbūt dar ir nelauksime. Mums užteks to lūkesčio ir tų pažadų, kad va, štai čia tas rezultatas bus ir visą tai jau bus atsispindęs kainai. Tai va, tai šitas momentas, kurį norėjau pašnekėti. Aišku, negalim nepašnekėti ir apie Nvidia, kuri atsiskaitinės. Tikrai daug gali įtakoti, jeigu Hongas pasakys, kad žinot, blogai su to dirbtiniu intelektu, nieko čia nebus, čia tai intelektas bus kokių, ne šiais, ne kitais, tai bus po kokių 10 metų ir panašiai, mes čia nieko nebegaminsim, niekas čia mūsų nieko neužsakinėja ir panašiai. Aišku, bus labai didžiulis negatyvas. Ir jinai nusitems visus paskui save, čipų gamintojus ir panaši istorija. Su technologijų kompanijoms gali būti. Ir priešingų atveju, jeigu jisai pasakys, kad mes tiek daug gaminsim, tai užsakymai laukia mūsų nesulaukia ir nespėsime ir viską spėsim, bet, žodžiu, per negaliu viską pagaminsim, aišku, ta istorija bus kitokia. Tai viskas priklausys net ne nuo rezultatų, ir net ne nuo ateinančių gairių, ką jau skaičiuoja analitikai, nes iš principo analitikai skaičiuoja ir tą patį ir kompanija viską šneka, kad taip, jinai 24 metais, šiais metais jinai virš 100% užaugo su pelnu, ir kitais metais, aišku, jau bus mažesni pelnai, bet jinai lygiai tą patį ir skaičiuoja, kad šie metai bus 50%, kiti metai 25%, sekantis 10% ir panašiai. Tai prie tokių augimų PE rodikliai atrodo visai, nu, ne tai, kad maži, bet prie tokių augimo aš tai sakyčiau, kad tikrai galėtų būti ir aukščiau vertinta. Tik tiek, kad mes dabar stebime, kai čia paėmiau grafiką, maždaug metų laiko, ir mes matome tokį, sakykime, fletą arba kolidorių,
kur tarp 100, nu, va, tos geltonos linijos, tarp 100 ir 100 pem, maždaug, va čia, va, taip per metus laiko mes ir vaikštom šitam lygiai. Ir aišku, buvo momentų, kada arčiau 100, kada akcijos kainuoja arčiau 100, tai tikrai yra įdomu pirkti. Ir tą mes turėjome rugpjūčio mėnesį, mes kartu žaidinėjome su klubo nariais. Ir paskutinis užėjimas buvo dėl DeepSeek kritimo. Ir tada mes sausio mėnesį pačioj, darbo pabaigoj, po to viso kritimo, kada ten nukrito 18 ar kiek ten procentų per dieną, vienos dienos kritimas. Ir tada mes užžeidinėjame tą poziciją. Aišku, aš 100 pem neišlaukiu, nes man tai 100 pem yra ta riba, kur va čia kelis kartus čia vis daužės ir nepramuša. Ir aš nesulaukiu didesnę dalį fikstavausi. Atrodo, kol kas atrodo, kad gerai padariau. Žiūrėsime, aišku, kaip bus po ataskaitos. Tikėtina, kad 100 pem yra dar ta riba, kur sudėtinga būtų perlipti jai, bet, nu, nebent jisai, tik sakau, pasakys, kad tikrai labai daug viso pozityvo ir viso ko yra artimiausiam laikotarpiu skaičiuojama ir viskas tik tai labai gražiom spalvom piešiama, tai tada, aišku, bus ir pramušta 100 pem. Tai čia tikslinės kainos nesimato dėl to, kad aš prieš splitą dar skaičiavau ir paskui nebeperskaičiavau. Tai, bet šiaip iš principo mes orientuojamės tarp šitose ribose, tarp 100, jeigu ten 110, 15, 120 irgi atrodo kaina labai faina, labai gera. Trumpuoju laikotarpiu ir iki 150 tikrai galime laikyti. O dabar, aišku, lauksime ataskaitos ir žiūrėsime, kaip su jie, kaip jinai atsiskaitys ir kaip rinkos reaguos į tą ataskaitą. Tai va, tai atrodo tikrai, vieni sako, kad labai perpirkta kompanija, tikrai nėra perpirkta, visai tokiais tempais, taip augant, tikrai tie rodikliai atrodo visai pakenčiami žiūrint į artimesnę ateitį. Kita istorija, jūsų klausta, AMD, tai čia yra irgi čipų gamintojas. Tai čia irgi, vėlgi, jeigu mes statom ant to, kad dirbtinis intelektas bus vis dar ant bangos ir šiais metais, ir kitais metais, ir dar artimesniais metais, tai tada šitos visos istorijos, kaip toj aukšto karštlygiai buvo kastuvai, tai šitos kompanijos lygiai tie patys kastuvai, nes būtent jos ir duoda tuos dirbtiniam intelektui, tos komponentus, kurių reikia. Ir šita kompanija, mano akimis, yra labai jau pigi ir neįvertinta. Aišku, paskutinė ataskaita jinai nebuvo bloga, tik tai gairės buvo šiek tiek sumažintos, bet gairės buvo sumažintos daugiau dėl to, kad tiesiog yra baimė ir neapibrėžtumas dėl geopolitinės situacijos, nes neaišku, bus tie tarifai, nebus, čipus bus galima siūsti, nebus galima pardavinėti kitur, kaip čia viskas bus sudėliota. O AMD tikrai ir tarptautinė kompanija daug parduoda ir į užsienį, tai šitoje vietoje vėlgi mes turim tokį dalyką, bet jeigu žiūrėti į tą pusę, kad su dirbtiniu intelektu viskas okei, per daug nesikandžios Trumpas, nes jisai kaip loja, tai viskas okei, bet gal dėrybose bus sudėrėta taip, kad ir nebus to negatyvo tokio rinkoje ir iš tikrųjų šita kompanija gali tikrai vėl grįžti prie savo realių verčių. 170 ar 180, viskas priklausys nuo to, kaip jinai išpildys savo lūkesčius, bet jeigu jinai iš tikrųjų išpildo tokius, ką jinai čia žada, ką planuoja, jinai pati ir analitikai kartu, nes jų sutampa lūkesčiai kol kas, tai tikrai prie 30% augimo, 16 PE, tikrai atrodo nepadoriai mažai ir aišku bus atpirkimas. Dabar kas liečia su šita kompanija, lygiai taip pat skubėti pirkti nereikia, nes turime palaukti Nvidios ataskaitos. Nvidios ataskaita, jeigu jinai bus su jie viskas gerai, tai visos šitos kompanijos, visos šitos istorijos irgi bus patemptos paskui Nvidia, jeigu bus blogai, mes galime matyti ir mažesnės kainos. Kuo mažesnė kaina, aišku, tokiom istorijom, vėlgi, žiūrėsim, dėl ko nukrito. Bet tikint tai, kad dirbtinis intelektas, ko gero, dar nebus naikinamas, nebus šis, sakoma, gesinam šviesas ir viskas, čia jokio dirbtinio intelekto nebus pas mus. Ko gero, kad ne, tai trupučiuką galbūt pabliukštas burbulas dirbtinio intelekto, viskas yra tvarkoje, viskas gerai, nes per daug jau čia smarkiai mes įsivažiavom su juo. Realiai dar neturėdami apčiuopti, kaip ten iš to dirbtinio intelekto uždirbti. Aišku, Nvidia ar AMD, tai čia visai kitos istorijos, nes jos realiai uždirba šitą dalyką, bet tos kompanijos, kurios perka tos komponentus, tai jos turi mums parodyti, kad yra tikrai rinka,
tikrai yra galimybės uždirbti ir jos tą sėkmingai daro. Tai va, tai su šita kompanija tiek laukiam, aišku, Nvidios, bus mažesnės kainos, bus dar įdomiau su jais. Tai skubėti pirkti, jeigu klausimas užsipirkti ar ne, skubėti pirkti nereikia, laukti liko nedaug. Sužinosime jau rytoj, kaip rinkos reaguos. Sveiki prisijungę. Gerai, važiuojam toliau. Kita istorija irgi iš tų pačių čipų industrijos, čia yra atminties čipai. Ir su jie įdomi istorija yra ta, kad jeigu... Ačiū, kad jūs... Su jie įdomi istorija yra tai, kad spalio mėnesį buvo pateikta labai stipri ataskaita. Ir jeigu aš būčiau po kovo mėnesio, kai suskaičiavau tikslinę kainą, kad 96, ir po metų mes matome, kad ta kaina iš tikrųjų yra atėję iki tikslinės kainos. Tai realiai mes kaip ir veikia tas tikslinės kainos skaičiavimas. Bet jinai spalio mėnesį pateikta labai stiprią ataskaitą, čia šovė labai stipriai su gepu į viršų. Ir tada pagal jos lūkesčius aš perskaičiau tikslinę kainą ir pagal visus jos planus ir tikslus paskaičiau, kad 136, nežiūrim ilgesnį laikotarpį, tai nuo spalio iki 25 metų spalio ir dar pusę metų išsidedam, nes pusantrų metų aš skaičiuoju būtent nuo šitos datos, kurią mes matome. Tai aišku, šiandien dieną atrodo gerokai mažiau, gerokai nukrito čia ir jinai labai smarkiai nukentėjo ir dėl DeepSeek, ir dėl visų šitų istorijų. Tai su ja vėlgi mes matom, kad jinai realiai turi tą liktai tikslą jau pasiekusi, jinai tiksliai tiek ir verta, kiek ir turėtų būti verta pagal savo augimus ir savo prognozes, bet vėlgi žvelgiant į tai, kas galėtų būti artimiausių metų tik tai, iki 26 metų, sakykime taip, pirmo pusmečio pabaigos, tai mes turime tikrai labai įspūdingus augimus. Ir tada jau mikronų kaina su favordiniu PE8 tikrai atrodytų labai labai mažai. Tai va, tai mums dabar irgi svarbu, kad tikrai tas pozityvas išliktų, nes čia viskas yra statoma ant dirbtinio intelekto. Jeigu čia viskas bus ok, tai šitie rezultatai tikrai bus. Kitas dalykas, aišku, mes dar turime pasižiūrėti, ką Trumpas sugalvos su tarifais. Tai čia mes dar turime tą kovą balandį, kaip minėjau, kada daugiau mažiau išsispręs visi šitie reikalai. Bet šita kompanija yra jau arti savo realios vertės. Jeigu AMD yra labiau neįvertinta kompanija, tai atminties čipų šita kompanija yra jau tokia netaip stipriai neįvertinta, nes jinai apskritai nebūna labai brangiai, lyginant su kitoms kompanijoms, labai brangiai įkainota, sakykime. Tai va, tai su mikronu irgi situacija tokia, laukiam Nvidios ataskaitos ir žiūrėsime, kaip apskritai bus kalbama apie dirbtinio intelekto artimiausią ateitį. Ir tada iš to spręs. Šiaip prie 100 jau tikrai yra įdomu, bet vėlgi turėkime omeny, kad kai mes perkam kompanijų už realią vertę, tai ten jau labai didelio kažkokio, tai didelio augimo kaip ir neturėtume matyti, jeigu žiūrim tokį trumpesnį laikotarpį, jeigu, aišku, mes žiūrim iki 25 metų pabaigos ir 26 net apimam, tai aišku, šita kaina atrodo labai patraukli. Tai va, irgi galima įsitraukti į portfelį, jeigu galvojam, kad dirbtinis intelektas važiuos toliau. Ta pati situacija yra ir su AVGO, Broadcomu. Tik su jie yra, irgi jinai gali su Nvidios bloga ataskaita nukristi žemyn, su Nvidios gera ataskaita kilti viršų, bet čia galbūt esmė yra tame, kad jinai jau šiek tiek brangiau įvertinta. Aišku, jinai turi savo kozirį dabar, kad neva mes čia galime nupirkti Intel ir panašius dalykus, bet klausimas iš tikrųjų, ką Intel nupirks, nes liktai gamyklas pasims TSM, šitie pasims neaišku kokią dalį, klausimas ar apskritai Intelis parsiduos pats, va taip paims ir parsiduos, kam jau protingiau būtų tiesiog išspinofinti didžias dalis verslų kaip atskiras kompanijas ir tada parsiduoti. Šiaip toks įdomus dalykas, aišku, čia gandų dar lygyje. Tai klausimas, ar čia kažkiek jau labai jinai čia nuo to turės pliusą nusipirkusi Intelį, bet vėlgi negatyvas, aišku, buvo dėl DeepSeek'o,
kur tikrai labai smarkiai čia nukrito ir paskui lyg tai atsipirko ir matome tam tikrą kažkokią tai kolidorių, kuriame jinai yra, bet aš visgi galvočiau, kad jinai turėtų uždaryti šitą gapą, kurio vis dar neuždaro, juo labiau, kad jeigu žiūrėti jos ateities lūkesčius, tai mes matome kaip negerokai, bet šiek tiek mažesnius augimo tempus negu Nvidios, bet forwardinius PE arba įvertinimo price rodiklius įvertintus brangesnius negu Nvidia. Nu tai kam atrodytų pirkti tą Broadcomą, kai gali nusipirkti Nvidia iš tos pusės. Jo labiau, kad Nvidia yra jau arti to 150, bet nesiekia, ar ne, tai jinai lyg tai tokia pigesnė atrodo. Nu šita palyginus yra su gepais į viršų pakilusi, nu čia trupučiuką makaluojasi kažkokiam tai kolidoriui, bet klausimas ar nenukris iki tos realios vertės. Tai šita kompanija trupučiuką, aišku, jinai dar neatsiskaitė. Vienas dalykas, ir šiaip nereikėtų jos pirkti netgi ir po Nvidios ataskaitos, nes atsiskaitinės kovo pradžioje, tai tada pasižiūrėsime, ar jinai tikrai neuždarys to gepą, bet čia visai gali būti. Bet vis tiek tokią kompaniją irgi turėkime omeny, galim sekti, jeigu stipriau pasikartotų, uždarytų gepą, nusileistų, tai tikrai būtų irgi įdomus variantas. Tai tiesiog sekimui ir žiūrėjimui. Gerai, kita istorija irgi čia įdomesnė šiek tiek istorija. Jinai irgi iš dalies veikia kaip ir čipų kompanijai. Mažai galbūt apie ją šnekėjom, bet dėl to, kad aš ją senai seku, aš ją turėjau portfelį ir jinai jau pasiekusi buvo tikslinę kainą, kaip ir nelabai įdomu buvo ir apie ją šnekėti, nes kaip ir jau viskas kainoje, ar ne. Ir čia po DeepSeek kritimo, kada realiai šita kompanija netgi, jinai apskritai verslas yra labai diversifikuotas, jinai ne tik tai čipų ten kompanijų duomenų centrams gamina tam tikrus komponentus ar įrenginius, bet jinai veikia ir per lazerius, ir per aviaciją, žodžiu, toks platesnis laukas, kur jinai veikia, bet nepaisant to, dėl DeepSeek per tą dieną jinai neteko irgi ten virš 20% kritimas per vieną dieną, šitoks baisus. Ir atrodo, tu turi kompaniją, kuri realiai vertinta, nei perkaitusi, nei vertinta, ir staiga matai, kad per vieną dieną -25, kai net ne visai 100% yra koreliacija su DeepSeek ir dirbtiniu intelektu. Ir taip kažkaip keistai atrodytų tokie vienos dienos įsipardavimai, bet visgi jie būna. Ir tokiais momentais, aišku, atsiveria mums galimybės, kada kompanija atvės, nukris, kai išsiparduos visi, kurie nori išsiparduoti, ir tada vėlgi galima būtų pasižiūrėti į šitos kompanijos ateitį, nes augimo tempai tikrai atrodytų neblogi su jie. Tai 100% iki šių metų vidurio ir atitinkamai po 27, 20, daugiau negu 20% artimiausiams kitiems metams. Tai vėlgi forwardiniai prie tokių augimų, čia galėtų būti kokie prie dabartinės rinkos, tai kokie 25 ir 27 netgi gali būti laisvai ir tokias kompanijas atpirktum, nes visgi technologijų kompanija tai yra. Iš kitos pusės, jeigu taip žiūrėti normalioje rinkoje, kai nėra tokia brangi rinka, tai prie 27 augimo 20-22 irgi yra normali kaina, už tokią galima tikrai pirkti. Ir kai tu matai, kad čia bus 17, tai tada matai tą neįvertinti. Ir tada galvoji, ar verta dėmesio ar ne. Tai čia iš tų tokių įdomesnių variantų, kurie galbūt ir jums bus įdomus. Aišku, Nvidios ataskaita, jeigu dėl DeepSeek nukrito, tai tikėtina, kad ją irgi kažkiek tai įtakos. Tai vėlgi sekam, viskas priklauso nuo tos Nvidios. Tai kiek tų istorijų, būtent kurios susijusios nuo vienos kompanijos. Bet vėlgi, jinai indeksė tokia didžiulė, tiek daug svorių užima, kad natūralu, kad jinai turi ir atitinkamą koreliaciją su tokiom kompanijom. Ok, važiuojam toliau prie kitos istorijos. Ir čia dar viena įdomi istorija, kuri, jeigu pažiūrėti jos grafiką, tai jinai pernai metų pradėjo labai stipriai augti, o tai yra komunalininkas su elektros energija, gamina ir
ir tiekia. Ir kadangi mes statome dirbtinio intelekto, kad ten bus labai didelis energijos suvartojimas, labai jos daug reikės ir panašiai. Ir šita kompanija būtent ant šitos bangos ir sužaidė labai, labai sėkmingai. Ir jeigu žiūrėtume mes jos, sveikiem prisijungę, ir jeigu mes žiūrėtume jos grafiką ilgesnį laikotarpį, tai tikrai matytumėm tokį superinį šuolį, bet esmė yra tame, kad jinai ir augimus turi pateisinamus tokius, kad pateisintų savo tos kainos augimą. Ir čia yra įdomu tai, kad 24 mes nebežiūrim, šiaip per 24 metus jo 100% paaugo praktiškai. Sekantiems metams mes turim 30-20 kažkur tai procentų augimą. Ir tada vardiniai PE atrodytų irgi tokia gan mažokia. Irgi atrodytų, kad tampa neįvertinta kompanija. Jeigu jinai visus šitos rodiklius pasieks, tai variantas irgi yra įdomus, dėl to tokie vienos dienos pakritimai su tokiom visokiom istorijom, kad čia DeepSeekas ar ten kiniečiai kažką atrado ar kažką. Šiaip visai įdomu šitam momente, kada dar rinkos yra iš tikrųjų jos neramios, jos nervingos, bet dar pakankamai turtingos ir tų pinigų sistemų yra ir dar galima kažką išpešti iš to, kad momente pakrito ir momente vėlgi buvo tas atpirkimas. Tai šita istorija kol kas krenta ir valio, tegul krenta, bet tiem, kas tikrai stato ant komunalinės kompanijos, kurios stato ant energijos, tai yra trupučiuką kitaip, vėlgi dirbtinis intelektas, bet visai iš kitos pusės. Su dirbtiniu intelektu yra susieta ne tik tai čipai ir ten visos technologijos naujausios ir panašiai, bet aišku ir energetika. Ir elektros energijos tikrai reikės ir šita kompanija viena iš tų, kuri galėtų tą poreikį patenkinti. Todėl, kuo stipriau jinai nukris, to bus įdomiau su šita kompanija, nes tada, kai jinai tiesiog auga ir auga, tiesiog, čia kaip ilgesnį grafiką, tiesiog kaip pavarė, tai ir kada jie pirkti, nes čia atrodo, vienas mėnesis praėjo, šiek tiek čia pasibuvo žemumos ir vėl šauna į viršų, vėl čia trupučiuką pasibūna, trupučiuką atvėsta ir vėl šauna į viršų, taip atrodo, kad tik tai į viršų ir į viršų. Kitas dalykas, kai pasižiūri jos prognozes, jos tikslus, tai matai, kad viskas yra pateisėta. Čia nėra išpampinta kažkokia tai išpūsta kompanija, kur tikrai būtų oras pardavinėjimas. Ne, iš tikrųjų, ir kuo jinai labiau stipriau nukris, ypatingai jeigu mes matysime tos mėlynas linijas, čia iš vis tikrai užsimerkus pirkti ir laukti, kada jinai atsigaus. Nes, aišku, komunalininkai, vėlgi turėkime omeny, kad tai yra jau portfelį traukiamas kompanijos daugiau mažiau ilgesniam laikotarpiui, nes čia tokios daugiau saugesni aktyvai, sakykime taip, netokie cikliniai, nes visą laiką tos energijos reikės ir elektros reikės ir panašus dalykai, tik tai tie, kad dėl DeepSeek šitą vietą mes matėm komunalininką, kuris per vieną dieną neteko 25% savo kainos. Tai yra, ketvirtadalis jos kainos, realiai per vieną dieną. Tai kada technologijų sektorius taip kristų, tai čia taip kaip ir gali tai būti, ne kartą matėm ir kokią metą, ir kaip Nvidia krenta, bet kai komunalininkai taip krenta, tai atrodo įdomiai. Tai va, bet kas neturi kompanijos, aišku, tada atsiveria labai įdomios galimybės įsigyti. Tai va, tai dar kartelį kokie jos augimai ir važiuojam prie kitos kompanijos. Šį kartą ir apie didžiuosius pasišnekėsim iš Magnificent 7 kompanijų sąrašo. Tai tos geltonos linijos yra, kiek čia metai irgi maždaug makaluojasi tas Microsoftas būtent šitose ribose, tarp 400-406 atrodytų variantai, kodėlgi ne čia užsipirkti, kaip tik mes atėjom tos žemosios ribos ir galbūt variantas yra užsipirkti, nes tikslinė kaina 428, mano skaičiuota. Šiaip gigantai, jeigu taip žiūrėti jų rezultatus, tai jie paprastai auga nebūtinai iš Magnificent 7, aš dabar turiu omeny, bet apskritai didesnės kompanijos. Jeigu jos auga ten kokių 12-18% maždaug tos ribose, tai čia labai gerai. Nes vis tiek, gigantai yra trupučiuką kiti lūkesčiai yra, tai šita kompanija būtent tiek ir auga. Čia mes 12-14% ir taip toliau. Bet kas liečia, kodėl šį paskutinę ataskaitą buvo kaip ir gera, kodėl čia taip pasikoregavo. Aišku, DeepSeek irgi čia turėjo įtakos,
Bet kas nepatiko su paskutinė ataskaita investuotojams, kad duomenų centrai, debesų segmentas iš tikrųjų su Copilot nebeauga taip sparčiai, kaip anksčiau auga. Ir aišku, negatyvas, nes čia buvo skaičiuota daug daugiau, o šita kompanija tiek jau nebepaveža. Tai čia tas buvo, bet aišku, augimas vis tiek ten yra tikrai vis gerai su 30%, tai viskas ten atrodytų neblogai. Bet kur yra galbūt šioks toks kabliukas, kur būtų galima užsikabinti, tai yra tai, kad tas segmentas, kur yra Windows ir žaidimai, ten nebeauga, ten yra toks kaip stagnacija. Bet mes esame kalbėję, kad su nauja kompiuterių pirkimo banga, kada mes 20 metais prie COVID atsinaujinom savo įrenginius, ne? Ir šiaip kiekvienais metais, kada ten link vasaros daugiau mažiau yra skaičiuojama, kad tų subscriberių daugiau atsiranda ir perkasi ir atsinaujina savo žodžiu, programas. Tai čia lyg tai bus į 25 metų pabaigą, 26 metus ir yra tas lūkestis, kad visgi šitas segmentas atsigaus. Ir lygiai taip pat su žaidimais, nes mes turim, kad turėtų kilti vėl hypas su žaidimais, nes išeina. Žaidėjai puikiai žino, kokie ten žaidimai išeina, nes su tom kompanijom, nes taip ir statoma, kad 25 pabaiga, 26 metų bus tie būtent hypiniai metai kompiuterijai ir žaidimams. Tai kadangi jinai šitoje vietoje puikiai irgi turi savo nišą ir savo dalį nusipirkus Blizzard, tai su šita gali būti visai neblogų driverių. Bet netgi prie šitos dienos kainos atrodo, kad yra neįvertinimas. Jo labiau, kad vėlgi, jeigu lygintume mes Magnificent Seven kompanijas, pagrindinės, be Apple, nes Apple trupučiukai yra kita istorija, tai jos paskutiniais metais vis tiek daugiau mažiau perrašinėjo savo viršūnės. Vis aukščiau iškildavo, netgi tas pats Amazonas irgi paskutiniais momentais vis tiek išrovė į viršų ir ten išsitestavo naujas viršūnės ir panašiai. Pagal šitą grafiką mes matome, kad Microsoftas daugiau mažiau, aišku, augina savo pelnus ir visą kitą, bet kainos atžvilgiu, jisai, aišku, čia pakankamai platus diapazonas, 4 ir 4,5, bet šiaip mes žiūrime, kad jisai šitam koridoriui daugiau mažiau visus metus ir makalavosi. Todėl po tokio, sakykime, atvėsimo, kai realiai kompanija augina pelnus, tai sakytume, kad tikrai turėtų kažkurio tai momentu šauti per tas viršūnės perrašyti, kurias turėjo. Tai dabar mes turime tokią irgi situaciją, kada variantas atrodytų visai neblogas. Jo labiau, kad kompanija, tai žinot, iš tų, kuri tikrai stipriai, aišku, jos tikrai moka koreguotis ir momente tikrai matome, kaip jos smarkiai pakrenta, bet vėlgi, tokios kompanijos, žinot, ir nebaisu ir praskiesti, ir turėti didesnę poziciją ir panašiai. Tai šitą irgi turėkime omenyje, kad dar kartelį aš gal pasidalinsiu, kokie yra augimai. Nėra įspūdingi kažkokie, bet tai yra normalūs augimai palyginus su visom kitom Magnificent Seven kompanijos, išskyrus, kaip sakiau, Apple, nes Apple apskritai ten pelno jisai visai praktiškai nebeaugina ir kaina auga, žinoma, ar ne, dėl ko jinai auga, dėl to, kad dar Timas Kukas daro milžiniškus baibekus ir kartais netgi didesnius negu uždirba pelną ir tų savo akcijų nusiperka gerokai daugiau. Tai va, gerai, bet važiuojam prie kitos istorijos, Meta Platforms, kad aš čia suspėčiau, nes dar daug pusę praėjome. Tikėkime, aš gal kitos antroji daly trupučiuką greičiau šnekėsiu arba trumpiau. Bet kalbant apie Metą, pamenam ar ne situaciją, kad kažkurio momentu labai jau jam rašinėjom ir sakėm, kad kaip čia blogai su ta Meta, su to Facebooku tuometiniu, viskas jau išsitrinkim, nieks nebenaudoja ir taip toliau, ir čia nebėra prasmės su jie. Ir tada 21 metais, atsimenam, pasikeitė ir tas pavadinimas, ir Meta visata, ir visa ta istorija, visa kita. Su to Meta buvo šitas momentas ir tuo metu, 21 metais, jie sugalvojo, kad atsidarys naują skyrių, kuriame, žodžiu, kursta visą Meta visatą, tai yra Reality Labs. Ir, žodžiu, jie ten 22 jau tikrai po 16 milijardų skirdavo kiekvienais metais. Tai čia kiek jau metų tų praėjo, ar ne, čia
2, 3, 4, 5, žodžiu, kiekvienais metais po 15 milijardų, o Metos pelnas nėra toksai didžiulis, kad 100 milijardų, daugia 100 milijardinis, kad tie 16 kažkaip tai nesijaustų to tokio išleidimo arba sudeginimo pinigų. Tai šitoj vietoj sakytume, kad kaip per tos 4 metus tu išleidai maždaug apie 60 milijardų, o 60 milijardų yra maždaug jų metinis pelnas. Tai per 4 metus išleidai savo metinį pelną ir realiai neturi nieko sukūręs. Tai šitoj vietoj atrodytų tų driverių kaip ir yra, nes jeigu jisai vieną dieną Zuckerbergas atsistos ir sakys, hebra, blogai mes čia sugalvojam deginti tos pinigus, 4 metus kūrėm, nieko nesukūrėm ir dabar aš uždarau visą tą, žodžiu, Reality Lab, ir tu 16 milijardų jisai grąžina į pelną. Ir čia tada prie 60 jisai turi, 16 prideda, kažkur daugiau negu 20% tas pelnas pakyla. Aišku, prie 20%, jeigu tavo pelnas auga, tai natūralu, kad ir tavo akcijos kaina irgi tada atitinkamai augs. Tai didžiulis pozityvas bus. Ar taip jisai galėtų pasakyti? Klausimas. Gali būti taip, kad per tos 4 metus gal jie kažką visgi sukūrė, mes gal tik tai nežinom ir, pavyzdžiui, tuoj, kaip tik tai bus koks didesnis negatyvas rinkoje, tada šaus tą metą su savo naujieną ir sakys, žiūrėkit, mes čia sukūrėme, čia tikrai labai geras dalykas, mes iš to uždirbsim didžiulius pinigus ir panašiai. Gali toks momentas irgi būti, tai tų driverių augimų irgi yra ir atrodytų, kad šiandien dienai liktai ir brangokai įvertinta, žiūrint pagal jos augimo tempus ir įvertinimą. Iš kitos pusės atrodytų, kad ir per daug labai smarkiai ir neįvertinta. Pats blogiausias dalykas su šito Reality Lab, jeigu kalbėti, tai jeigu ir toliau 4 metai bus, degins tos pinigus ir realiai nieko neparodys investuotojas. Tai tada, aišku, investuotojai gali būti labai smarkiai supykintos kompanijos, ir atitinkamai nubausti. Ir tada prasidės didesni išsipardavimai. Tai toks momentas gali būti, tą turėkime omeny. Iš kitos pusės, jinai dabar pasileidžia naują platformą, čia kaip X-as panašiai Musko, tai jie turės Threads, kur iš principo tikrai moka šitos dalykus daryti, nes ir Facebookas ant to pačio, ta programėlė, kur galima bus dalintis visokią informaciją, kalbėtis ir taip toliau, aišku, jinai bus monetizuota ir panašiai, bet kai Meta tikrai puikiai tą moka daryti, tai tikrai grėsmė X-ai gali būti. Ir panašu, kad taip ir yra, nes ir iš investuotojų, ir kas naudoja, kas analitikai arba profesionalai, kurie supranta, tai sako, kad tikrai gerai parengta programa, bet iš kitos pusės ir nestebina tokie dalykai, nes jie ant to ir dirba, ir Facebookas ant to pastatytas, ir Instagramas ir panašiai. Tai tų momentų driverių, kad toliau kompanija augs, tikrai yra. Kad gali būti negatyva, bet čia visą laiką būna, gali būti ir negatyva. Vertinant jos šiandieninę kainą, tai viskas yra, aišku, 5,55 mano tikslinė kaina, nors čia žiūrint, tai gal prie tokių augimų gali būti ir ilgesniam laikotarpiu tikrai kaina yra šiandien dienai, kokia yra kaina, visai atrodo normali, nėra čia smagaus perpirkimo. Čia gal daugiau kalbant apie tai, kad jeigu bus tas visgi negatyvas, tai kad apsidraustume ir turėtume tam tikrus momentus omeny. Bet jeigu mes laikome tokias kompanijas ilgam savo portfelį, nusipirkame ir ten pasižiūrime gal daug dievė vieną kartą per mėnesį, tai viskas tvarkoja, čia nereikia pardavinėti, čia tikrai nėra ta istorija, kur viskas jau uždarys tą žodžiu, kryptį investavimo arba tyrimų kryptį ir viskas ir Meta nuo to labai smarkiai nukentės. Ne, taip tikrai nebus. Arba jeigu ten ir toliau degins pinigus ir čia labai smarkiai nukentės ta kompanija. Ilguoju periodu vis tiek atsiras tam tikri driveriai, šitos kompanijos tikrai dar išliks ilgam. Tos, kurios temps tas rinkas į viršų. Bet, aišku, kažkurio tai momentu jos turėtų atvėsti ir greičiausiai, kad prie negatyvių scenarijų, bet čia daugiau galbūt netgi ne su pačios kompanijos perspektyvomis, bet gali būti, kad ir įtakota bus Trumpo politikos arba geopolitikos apskritai.
Tai va, tai su Meta irgi tokia situacija, tai kas laiko, tikrai drąsiai laiko, nors ir atrodo, kad jau perpirkta, ar ne, čia jau brangi kompanija, ne. Viskas su jie gerai ilguoju periodu, jeigu trumpesniam laikotarpiu mes kalbame apie metus pusantrų, nu, tada yra trupučiuką kitokios situacijos, tada galbūt jau šiandien dienai gal ir geriau lukterti ir neskubėti jos pirkti, nes nu, pakankamai atrodo to pozityvo tokio gali ir nebūti. Tai palaukim, kaip sakiau, kovas balandžio mėnuo, kada tikrai dar gali tos kainos smarkiau pakristi, o 2 mėnesius lukterti ir nusipirkti už gerokai mažiau turbūt yra daug smagiau. Ne? Gerai, važiuojam toliau. Kita istorija Tesla, nu čia jau visai kita istorija, aišku. Rovė čia į viršų tada, kai Trumpas atėjo, ar ne, ir dabar jau koreguojas. Ir man, kai čia paleidau video apie humanoidus, tai man klausė, nes aš ten kalbėjau kaip tik apie Teslą, tai čia daugiau labai smarkiai neįsiplėsiu, bet komentaras buvo, kad, nu, va dabar tai koreguojasi, kaip čia taip. Bet iš kitos pusės, nu, mes vis suprantam, kodėl koreguojasi, ar ne, nes kai jau taip stipriai augi dėl to, kad tiesiog esi geras dabar draugas Trumpui, nu, tai klausimas, ar ilgai laikys tos akcijos taip aukštumos. Aišku, kad bus fiksavimas ir bus, žodžiu, pardavinėjimas, juo labiau, kad jeigu žiūrėti jos būsimus augimus, taip, augimai yra įspūdingi. Sutikime su to, tikrai po 30%, jinai augs, super, tikrai tokios iš Magnificent 7, reta, kuri kompanija taip auga, ne? Bet vertinant jos pavardinį PE, nu, 180-60, nu, kamo, tikrai žiauriai brangu. Ir po visų korekcijų, įsivaizduokit, kokia čia buvo korekcija, ne? Ir po visų šitų korekcijų vis dar šitokia brangi. Tai natūralu, kad turėtų gerokai dar atvėsti, kad būtų įdomi. Net jie yra ilgalaikiam portfeliui, tikrai dabar atrodo labai brangi ir čia keli metai skaičiuoti, čia mes nekalbam apie 2 metų įskaičiavimą, čia kelių metų įskaičiavimas yra įskaičiuotas iš tą kainą. Gerai, važiuojam toliau prie kitos. Čia dar irgi pasidalinau, kad nu, nėra taip viskas gerai su šitą kompaniją. Vienas dalykas, su jie ir marža mažėja. Iš tikrųjų, jinai daro pigesnius tos automobilius ir ta masė, kurie daugiau liktai pagamina ir išleidžia. Bet esmė yra tame, kad nu, verslui tai nuo to nei kiek negeriau, nes daro pigiau, marža mažėja ir šitoje vietoje pati kompanija irgi kenčia. O jeigu žiūrėti apie market share, kur tikrai mes matome ten 19-20 metais, net 22 metais stipriai auga, ne, per visas rinkas, ir USD, Kanada, ir Europą, ir China, viskas čia labai smagiai, jinai čia užiminėjo tas rinkas, bet nuo 23 antros pusės viskas, stagnacija, nebėra tokio didelio augimo. O kainų šitaip kyla, nu kaip čia taip. Ir jeigu žiūrėti, kažkuriam sekmadienio video aš dalinausi, tai jeigu žiūrėti grafikus su automobilių pristatymais, aš dabar čia nebeidėjau šito grafiko, bet jeigu žiūrėti tos automobilių pristatymus, tai mes matome, kad 4. ketvirtį 24 metais jie pristatė lygiai tiek pat, kiek ir 23 metų 4. ketvirtį. Tai reiškia, jokio čia augimo nebuvo per metus. Jeigu žiūrėti ketvirčiui, tai taip, ten augimas yra, bet tik dėl to, kad pirmą ketvirtį buvo labai silpnas, antrą ketvirtį buvo šiek tiek geresnis, bet irgi palyginus silpnas. Tai aišku, tai po ketvirčių žiūrint, laiptelinis augimas yra, vis daugiau tų automobilių pateikia. Tai jeigu taip ta tendencija išsilaikės, tai tikėtina, kad galbūt ir bus daugiau pristatyta tų automobilių. Aišku, Trumpas jo draugas, čia šitoje vietoje mes galime numanyti, kad galgi visgi bus, padės jam, žodžiu, tą autonominį vairavimą išsukti ir paleisti rinkai. Ir Muskas kalba apie tai, kad čia 25 metais, nu galbūt 26 metų pradžioje turėtų visą tai jau būti paleista ir pasiekiama vartotojui. Klausimas iš tikrųjų, aišku, smagu būtų, jeigu tai būtų, tada Tesla tikrai turėtų didelį tokį konkurencinį pranašumą, bet iš kitos pusės ir kitos kompanijos turi, čia pakankamai konkurencinga rinka, nes ir Google'as turi savo žodžiu, tą autonominį vairavimą ir šiaip yra kitos kompanijos, kurios irgi atsikas šitos rinkos, taip kad ši Tesla nebus vienintelė nugalėtoja, bet aišku, jei bus lengviau tiesiog, jeigu jinai pramuš visą šitą dalyką, dėl to, kad pašonė yra draugas Trumpas, kuris galbūt jai padės. Bet iš kitos pusės, aišku, Trumpas to tiki, mes žinome, kad jisai tiki, bet mes taip pat žinome, kaip jisai moka pažadėti ir tikrai nekartą esame, kad
čia robotaksi bus 17, 18, 19, tikrai labai senai jis žada vis nukelia ir o mes vis dar tikime ir vis dar laukiame, kada viskas tas bus. Tai va, žodžiu, Tesla yra kol kas net ir po tokios korekcijos vis dar yra neįdomi, bet žinoti ir apšnekėti tokias kompanijas tikrai irgi ant kartą. Kita istorija yra su jų biotechnologijos, žinot, man labai patinka biotechnologijos. Tai su šita įdomi istorija yra dėl to, kad aš gal iš karto tada keliauju prie planų ir augimo ir panašiai, ir kaip kad jinai jau 26 metų pabaigoje turėtų išeiti pliusą. Ir augimo tempai, vertinant visus jos tam preparatus ir visą ką, tikrai atrodytų nuostabus, puikus, o įvertinimas kol kas netgi ir po šito šuolio, po šito augimo irgi atrodo, dar nėra brangus. Dabar su šita situacija aš pirkau, nežinau, gal kokiais 19 metais turbūt, ir dar tada, tuo metu, kai aš pirkau, čia pas ją buvo nulinis, žodžiu, pajamos, nulinės pajamos. Ir dabar jinai jau išėjusi ir pliusą, ir dabar jau turi 2 preparatus per kelis metus, 3-4 metai praėjo ir turi 2 preparatus, kuriuos jau pardavinėja. Beje, paskutinis šitas šuolis, čia ne dėl ataskaitos, šitas šuolis įvyko dėl to, kad Izraelio kompanija, kuri Teva, jinai padavė teismą šitą kompaniją dėl vienos, man atrodo, dėl sūnos, žodžiu, preparato, bet teismą šitą kompaniją laimėjo ir dabar šitam preparatui, man atrodo, kad šitas, arba galiu klysti, bet man atrodo, kad šitas preparatas patentą turi iki 39 metų. Tai aišku, rinkos džiūgauja, laimingos ir visą ką, kad čia tikrai šita kompanija bus ta, kuri iki 39 metų nieks jos nepastums ir jokių ten panašių vaistų neatsiras rinkoje. O dabar jinai jau pardavinėja 2 preparatus, šitie 2 preparatai jau yra markete. Šitas preparatas nuo migrenos irgi jau yra 3 fazę praėjęs, tai yra pagrindinė paskutinė fazė, viskas sėkmingai ir dabar jau atiduota į FDA. Tuoj bus atiduota FDA ir tada jeigu viskas gerai, tada irgi išeis į marketą. Šitie 2 geltonas, va čia nuo Alzheimerio ligos ir šitas jau yra atiduoti FDA ir tikėtina, kad, čia, kai jau atiduodi į FDA, tai čia, maks 1,5 metų, jeigu šiaip iki metų netgi gali būti tas laikas, kada apsispręs FDA ir patvirtins arba ne. Jeigu patvirtins, tai viskas čia raketa šauna į viršų, nes bet koks pozityvas yra super gerai. Aišku, biotechnologijos yra toks dalykas, kada tikrai gali nutikti ir ne tokių gerų dalykų, nes FDA gali nepatvirtinti. Ir tada, aišku, tas negatyvas bus, bet jinai turi jau 2 produktus, kuriuos jau molekulės, kurias 2 pardavinėja. Vienas tuoj paaiškės, ar išeis į marketą, ir kiti 3, kurie yra ant klaustuko, greičiausiai 1,5 metų bėgy irgi pasitvirtins, nes 3 fazės visi tyrimai sėkmingai praeiti ir dabar tik tai beliko FDA patvirtinimo ir tada keliauja į marketą. Tai aišku, šitie daug dalykų jau yra įskaičiuota į kainą ateities kainą, nes analitikai irgi skaičiuoja, kad per metus bus tam tikri dalykai patvirtinti. Kitas pipelinas kainai toliau turi, tai didžioji dalis yra 3 fazė, 3 fazė, tai žinoma, tokia paskutinė, bet pati svarbiausia. Tai va, tai čia turim 4 dar, kurie irgi gali būti, kad tam 2-3 metų bėgiai irgi pasieks ir FDA, ir marketą. Ir šiaip, jeigu žiūrėt, kad, visai neseniai neturėjo ten dėl vienos molekulės kovojam ir laukiam, kada čia išeis į rinką, ir dabar turime 3 beveik, ir dar 3 laukia, tikrai atrodo ta kompanija tokia visai, tikrai kaip sakyti, netuščia ir nepripusta kažko tai. Tikrai įdomi, pipelinas yra pakankamai platus. Aišku, mes neturime jokių iš 1-2 fazėje, bet iš kitos pusės gal tai yra teisingai, nes kompanija koncentruojasi būtent į paskutinės fazes, kad tik kuo greičiau paleisti ir jau uždirbinėti pinigus. Ir jeigu žiūrėti į tai, kiek yra įskaičiuota, jeigu jau pasitvirtina su pozityvo, tai aišku, tada jau
Kaina yra netgi po šito augimo, kaina yra mažoka. Tai čia 200 drąsiai tikrai gali būti. Tik tai aišku, ne rytoj, ne pirmadienį, čia tiems, kas moka laukti, bet susipažinkim irgi su tokiam kompanijoms. Man pačiai asmeniškai labai patinka tokios biotechnologijos. Tai pipelainus mėgstu nagrinėti ir panašiai. Tai va, kita istorija, irgi padariau tokius 2-3, įdėjau vieną slaidą, žodžiu, klube mes šnekėjome apie auksą, kažkas domėjosi, kaip čia su to auksu, tai aš paėmiau kelių metų laikotarpį, 5 metų laikotarpį ir mes matome, kad čia, kur žvakės, tai yra tiesiog auksas, aukso kaina, kaip jinai paauga, o raudona ir tokia ružava yra Newmanas ir Barrygoldas. Tai mes matome, kad per 5 metus aukso kaina išaugo 77%, o Newmanas ir Goldas, Newmanas 12%, Goldas 7%. Tai lyg tai yra pliusas per 5 metus, bet jeigu mes paimtume trumpesnį laikotarpį, pavyzdžiui, kokį pusmetį, tai auksas būtų ten vos ne 100%, šitos 2 kompanijos būtų minuse. Kodėl taip yra? Kodėl investuotojai neatperka šitų kompanijų, nes nugi mato, kad aukso kaina šitokiose aukštybėse rekordus vis perrašo. Ir kodėl neatperkinėja? Tai aš visgi manyčiau šitoj vietoj dėl to, kad nemano, kad aukso kaina taip ilgai laikysis tokios aukštumos. Aš irgi tam pritarčiau, tai 3000 realu, ten 3,5 gal irgi artimiausių metų, bet kad 4-5 tūkstančiai, tiesiog nėra, iš ko mes apie tai diskutavom, kad tiesiog nėra dėl ko. Nebent scenarius, jeigu mes statom ant scenarius, kad viskas bus karas, galutinis didžiulis, tai tada taip, bet ir vėl klausimas, ar Amerika šitam kare kariaus. Ir klausimas, ar tada Amerika sakys, kad gal ne į auksą eikit su savo pinigais, o gal pas mus ateikit su trežeriais, nes mes taip nekariausim. Tai čia tokių sąmokslo teorijų, visokių pamastymų gali būti, tai dėl to šitos kompanijos galbūt yra neatperkamos iki, kad nebūtų tokio didžiulio spredo, koks yra dabar, bet žiūrėti šitas kompanijas tikrai irgi yra įdomu. Pats auksas, galbūt, sakykime, taip yra netoks įdomus, bet žiūrėti tas kompanijos, kurios kasa būtent tą auksą. Tai tikrai yra įdomu ir čia mes turime irgi neįvertinimą, plus yra dar dividendai, tai kompanijos tikrai atrodo visai įdomiai, plus čia yra pas abidvi yra šita Newmanas nupirko naują kompaniją, kuri irgi turi tam tikrus ten šachtas, ar kaip čia pavadinti tos plotus, kur kasa tą auksą. Newcrest, berods taip vadinasi ta kompanija, tai čia jau yra pozityvas, aišku, momente nupirko, taip išleido tų pinigų, bet finale vis tiek to kastimo bus daugiau ir uždarbio bus daugiau, jo labiau, kad aukso kaina yra pakankamai brangi, tai čia variantas tikrai yra įdomus, plus dividendai yra geri ir kita istorija Barrygold, irgi lygiai taip pat, irgi tas neįvertinimas iki 20 eurų tikrai gali būti, nes nepaisant dividendų, nes čia ir dividendai yra, o aš čia bandau spėti, greičiau šnekėti ir suspėti bent jau dalį skaidrių parodyti, nes ko gero, nežinau, darysim pertrauką, jūs pasakysit, ar noriu toliau, ar darom kitą kartą, kad parodyčiau kitas skaidrės, nes kažkurios tai vietoj turbūt per daug užsivedžiau. Bet kuriuo atveju, augimo čia didelio nėra, bet tai yra kompanijos, kurios yra tiesiog dividendiniam portfeliu. Tai yra, dividendai tikrai yra dosnus, augimo taip, bet forwardinis PE prie tokių augimų irgi atrodo pakankamai nedidelis, dėl to šitas kompanijas prie tokių aukso kainų tikrai verta turėti. Tai ne patį auksą geriau pirkti, o būtent šitas kompanijas, Barrygold irgi mes turim tikslinės kainas. Vėlgi 24 metų vasario 20 dieną skaičiavau tikslinę kainą, žiūrėkit, po metų lygiai mes ir atsiradom šitoje vietoje. Ne? Dabar kita stotelė yra ne tokia didelė, nuo 18 atrodytų iki 20, bet vis tiek tas procentas plus dividendai. Ir tiesiog nusipirkus, nesukti galvos, kad čia pakrito, nepakrito, tiesiog gauni dividendus ir turi tokias kompanijos, kurios tikrai neturėtų bankrutuoti. Aišku, Newmanas yra daug stipresnė negu Goldas yra šiek tiek mažesnis ir Kanados, Newmanas yra patikimesnis, tai vėlgi, jeigu vieną iš jų rinktis, tai aišku geriau Newmaną. Dabar aš stabdysiu ir jūs sakykit, ar noriu toliau, ar nukeliam kitam kartui. Nes aš jau žiūriu, kad visai nebetaupiu laiką. Įsijunkit, prašau, kas nors. Norim toliau. Norim toliau. Ne. Norim toliau. Gerai, varom toliau. Toliau.
Okay. Nedaug ir liko, bet tada pabaigime iki pabaigos. Gerai, kita istorija, tai yra FMC. Žinoma istorija, šiek tiek esame kalbėję ir mūsų klube apie šitą kompaniją, kas negerai su ją. Negerai yra tai, kad distributoriai dėl tam tikrų priežasčių visgi neperka jos produkcijos ir sandėliai vis dar nėra išparduoti. Bet tai normalu dėl to, kad tai yra ciklinė kompanija ir jeigu kažkurio tai momentu kažkas stipriau užsipirko, tai kažkurio momentu galbūt nebeperka, bet vėl ateis momentas, kai išsiparduos ir vėl pirks. Dėl to šitoj vietoj trumpuoju laikotarpiu taip, aišku, nemalonu, kad tie lūkesčiai, kurie buvo skaičiuoti pačioje pradžioje, 2023 metų Liepos mėnesį, aišku, čia raudonai ir braukiam ir tikrai nepasieksim to. Dėl to, kad pati kompanija pasakė, kad tą, ką mes žadėjome, tiesiog negalime išpildyti, bet nei mes galime tą kontroliuoti, nei mes tą galime įtakoti, tiesiog yra tokia situacija, kad mūsų neperka tiek žinių, bet užsakymą, aišku, laukia kitą metą ir kitą metą jinai jau planuoja tikrai daug geriau atrodyti. Tai 26 metų pabaiga jau su augimais ir po 20, ir po 18,5, 17, žodžiu. O prie tokių augimų vėlgi tie PE rodikliai atrodo visai nedideli, todėl gali, aišku, būti ir atpirkimai. Vėlgi, zona pirkimui tikrai atrodo tokia, sakykime, palanki pirkimui, bet aš gal sakyčiau su šita kompanija tiesiog atsidaryti poziciją, ir laukti šiek tiek, kad jinai dar nors kažkiek tai parodytų, kad viskas jau žemiau nebekrentam. Tai yra riba šitoje vietoje ir tiek žinių. Bet vėlgi kaina nukrito, dividendai atrodo tikrai įspūdingi, kompanija yra stipri, dividendai yra kol kas apsaugoti, nėra su jie nieko blogo. Ir tikrai ateis momentas, kada jos ten tas trąšas ir viską, ką ten pesticidus, ką ten parduoda, tikrai nupirks. Tai ciklas yra toksai, atsigavimas tikrai ateis ir pirkimas čia bus. Būna taip su šitom kompanijom, jeigu žiūrėti istoriją, tikrai tai ciklai būna tokie ir momente nepataikėm su jie, kas laiko portfelį, aš pati ją irgi nusipirkau šiek tiek anksčiau, aišku, prasiskiedžiau, tai nebetrodo taip baisu, bet kai jinai dar čia briokstelė žemyn, tai paskutiniam savaitėm, tai tada taip, nelabai faina, bet iš kitos pusės mes ilgai laukiam, kaip ir sakiau, dividendai kapsi, mažina tavo vidutinę kainą ir galutiniam rezultate pamatysim, kad visai dar nėra tokio didelio minuso, nes pakankamai ilgai sėdi šitoj pozicijai. Gerai, važiuojam toliau su augimais. Kitos istorijos, kurios irgi buvo klube, dividendiniam portfeliui, Coca-Cola ar PepsiCo, dvi kompanijos, iš principo jos yra labai panašios, aš vienu momentu tikrai buvau už Coca-Cola ir labai ilgai ją turėjau portfelį. Ir tas augimas ir tas jos įvertinimas buvo tas jinai brangesnė visą laiką buvo negu PepsiCo. Tik tai tiek, kad kažkurio momentu PepsiCo atrado tam tikras nišas daug greičiau negu Coca-Cola tą padarė. Ir tai atsirado ten snekai, atsirado tam tikri sveikesni, sakykime, vaisvandeniai ir panašiai. Ir tada PepsiCo šiek tiek užgožė Coca-Cola. Bet Coca-Cola per tą laiką vedė dėrybas per visus savo kanalus, kaip patekti į kuo daugiau viešbučių, kuo daugiau restoranų, kuo daugiau ten, žodžiu, tų vietų, kur būtų galima pateikti savo produkciją. Ir iš tikrųjų taip yra, kad žiūrint į Coca-Colos įvertinimus, tai augimo didelio, žinoma, nėra, bet vėlgi čia toksai dividendinis daugiau aktyvas, kuris auga po 7%, tai toksai ramiai įsidėjus į portfelį, galim stebėti, kaip kapsi dividendai. Karts nuo karto kompanija pasiekia savo tikslinę kainą, kartais būna pigiau, galbūt tiek pigiau, kad būtų galima netgi ir pasididinti tą poziciją, bet jos tos tokios ramios, didelės kompanijos, kurios nebankrutuos, nes turtingos ir kol kas yra tas toksai lojalus vartotojas ir jis yra labai, aš pati išsivežinau, kad jeigu nueini su vaikais į kokią kavinę ir užsisakom kokią nors nesveiko maisto, kokios picos, tai jau maksimumą padarom, kad ir pica ir dar koks nors gėrimas būtų šalia, tai paprašai Coca-Colos ir sako, ne, mes Coca-Colos neturim, turim tik tai PepsiCo ir tada, nors kartais netgi būdavo, tada aš pati būdavau akcininkė tos PepsiCo ir
kaip čia dabar, kai akcininkė, tai kaip tik turėčiau džiaugtis, kad atneša tą produktą, bet kuriuo atveju aš ką noriu pasakyti, kad tikrai tas lojalumas ir tas skonis, prie kurio tu pripratus ir kurį tu mėgsti, tai jisai tikrai ir daug labai veikia tai kompanijai. Tai Coca-Cola nuo senų laikų tikrai turi labai lojalius vartotojus, dėl to šita kompanija dažniausiai būna šiek tiek brangiau vertinama negu PepsiCo. Bet žiūrint į grafiką, taip mes jau atėjome prie tikslinės kainos, atrodytų, kad čia kaip ir nebeįdomu pirkti, savaitės RSI lyg tai irgi yra aukštai, kaip ir ne, bet jeigu kažkiek tai koreguosis, tai aišku, turėkime tiem, kas nori kompaniją turėti portfelį, tai tikrai galima ją pastebėti ir įsigyti, nes, bet vėlgi, čia tik dividendinis aktyvas, čia jokio augimo nėra, bet jeigu kalbant apie PepsiCo, tai jinai yra šiek tiek silpnesnis iš tos pusės variantas, kad jos augimas Coca-Colos, atsimenu, 7-8 maždaug procentai, tai jos yra 6-7 procentai augimas, metinis, ir vertinimas yra irgi pigesnis negu Coca-Colos, ne? Tai dėl to, kaip žiūrim ir vertinam kompaniją, tai visgi šitai kompanijai yra po pakritimo, atrodytų, tas gepas atsiveria didesnis. Tai vėlgi, čia jau mes galėtume statyti ir ant šiokio tokio augimo, ir plus kapsi dividendai. Tai vėl, priklausomai nuo to investuotojas ar toksai lojalus vartotojas, kuri čia artimesnė kompanija, ar ta. Coca-Cola visą laiką yra šiek tiek brangesnė kompanija. Dabar, kas yra įdomu su PepsiCo, tai kai štai pakritė, tai dividendai jos visgi yra didesnė. Tai irgi atkreipkite dėmesį, o šitą kompaniją tikrai jau ir dabar galime pirkti, nes nukrito, šitoje vietoje šiek tiek atvėso ir tikrai jau dabar čia savaitinis grafikas, tikrai dabar panašu, kad kils į viršų. Iš kitos pusės, netgi jeigu bus labai didžiulė griūtis, aš vis tiek sakyčiau, rinka, jeigu griūtų labai stipriai, visa rinka kokiais 20% nukristų, tai vis tiek tas kritimas didžiąja dalim bus visgi technologijų kompanija. Jos daugiausiai tempsta indeksą žemyn, nes kai kurios kompanijos iš S&P indekso iš principo dar yra žemai labai. Tai jas dar išpardavinėti tikrai kaip ir nėra labai didelės prasmės. Tai šitos kompanijos yra iš tų tokių saugesnių aktyvų, kada jau visą rinką ten krenta, tai šitos turėtų šiek tiek išsaugoti tavo portfelį ir plus kapsi dividendai, tai why not, kaip sakom. Ne? Tai aš mieliau galbūt čia už Coca-Cola, bet jeigu žiūrėti iš investuotojų pusės, tai didesnis įvertinimas yra PepsiCo, tai kodėlgi ne, dabar tas variantas, kada tikrai galime pirkti. Tai atsakant jūsų klausimą, tai vertas dėmesio aktyvas, bet tik dividendiniam portfeliui. Tiesiog nupirkau ir nekreipiu dėmesio. Ir paskutinė kompanija, Whirlpool, mes apie ją esame šnekėję, paskutinį kartą prie panašių kainų mes ir apkalbėjome, tada išėjo ataskaita, jinai labai smarkiai šovė į viršų, praktiškai pasiekė tą tikslinę kainą ir atrodytų, ir pasiekėm ir gal jau ir įsiparduoti, bet vėl pasikoregavo, kas neturi, bet nori dividendinio aktyvo portfeliui, irgi variantas yra įdomus, aišku, jau nebe tokios kainos, kaip buvo tada, kai pirmą kartą šnekėjom, bet kas nupirko šiek tiek aukščiau, arba dabar yra, tarkim, minuse tas portfelis, tai kol kas aš irgi sakyčiau, kad ekonomika vis tiek kažkada atsigaus ir tikėtina, kad neatsigaus 2 metų laikotarpį. Tikrai ciklais visą laiką mes viską darom ir Fedas tikrai sumažins palūkanas ir tikrai ateis tas momentas, kada bus daugiau statomi namai ir daugiau parduodami namai ir daugiau remontas daromas, nes tiesiog turėsim daugiau galimybių visą tai ir keisti ir atnaujinti ir visą kitą. Ir technika irgi bus iš tų krepšelio, kurį tikrai pildys vartotojai. Tai ateis tikrai tas momentas, tas ciklas, kada šitą kompaniją turėtų atsigauti. Tikslinė kaina 150, dabar turime apie 100, ar ne, tai tas potencialas yra tikrai neblogas, plus dividendai irgi yra neblogi, apsaugoti, tai šitoje vietoje viskas yra kaip ir gerai, tik tai tiek, kad aišku, neiššakinėja ir kas, jeigu dividendinis aktyvas, nekreipiam dėmesio, laikom tiesiog iki tikslinės kainos ir nesukam galvos prie mažesnių kainų, tiesiog galime tą poziciją pasididinti. Ne?
Tai va, čia toksai iš tų, kas blogiausia, vėlgi galima galvoti, kas blogiausiai gali nutikti, nu tai kokie kiniečiai užplūs ten Ameriką ir Europą su savo technika, kuri yra daug pigesnė ir daug geresnė, nu ir tada jau Whirlpool kažkaip tai jinai čia jau nebekeis su jomis. Bet esmė yra tame, kad 25 metai irgi kompanija pati pasakė, kad 25 metai dėl visų tarifų, dėl visų geopolitinės situacijos, dėl visų ten Trumpo ir visų ten tų pošnikių, viskas, kas yra negatyvaus, viskas yra įskaičiuojama būtent šiems metams, bet kitiems metams mes jau galvojame, kad ir gali visko būti, nes tikrai apie 26 metus, jeigu mes šnekame, tai tikrai gali būti, kad mes iš to jau tokio dugno kilsime į viršų, bus jau sutvarkyta ir infliacija, ir visi tarifai, ir Trumpo visi ten baisumai, visi ir galbūt ir visi karo veiksmai, ir vis daug dalykų gali iš tikrųjų pasikeisti per metus. Todėl tikėtina geresnių scenarijų, tai šita kompanija tikrai dividendinio portfelio yra verta ir galima ją tikrai laikyti ir po pakritimo visai yra variantas neblogas ir įdomus. Tai va, tai buvo paskutinė skaidrė. Ačiū Jums labai, kad išbuvot iki pabaigos. Jeigu turite kokių klausimų arba pastebėjimų, aš matau, kad kažką, jūs parašėt, kaip smagu. Ir pastebėjimą arba klausimą, arba kažkokių tai pageidavimų, tai aš tikrai mielai išklausysiu ir turėsiu omeny sekančiams susitikimams mūsų. Aš tikiu, kad per daug skaidrių šį kartą prigaminau, kitą kartą šiek tiek mažiau, arba kažkurio momentu man reikia kažkokio žmogaus, kuris sakytų, vienai kompanijai per daug laiko skiriai, gal trupučiuką lukterk arba trumpink arba greitink savo kalbą. Tai, trupučiuką per ilgai. Normaliai. Viskas gerai, tikrai ne per ilgai. Ne? Nu va, super. O gal klausimų dar turit, kol neįsijungiam, nes Aš turiu klausimą, nieks čia neklausė, bet, žodžiu, pasiryžau šiandien paklausti. Jauks, labai gerai. GMAB, GMAB. Kaip? Buvo GMAB. Biotechas? Buvo tavo, Inga, ta idėja kažkur tai ir aš neberandu. Aha. Ir aš neberandu, kur buvo aprašyta, nes ten buvo tekstas. Bet aš ją pradėjau stebėti, nepirkau, nes pagalvojau, kad čia Danijos kompanija, čia su ta Grenlandija, neaišku, nepirkau ir nepirkau. Aha. Auga ten kiekvieną dieną po procentą, po 2. Jo, bet matai, kaip su jie, kaip yra, tuo metu, kaip aš pasakiau, tai jinai tada dar šiek tiek driokstelio. Tai natūralu, jeigu jinai stipriau driokstelio. Tai buvo gero. No, ir tada atsirado taip, bet jeigu tu supranti, kas tai yra per kompaniją, kad jinai yra pigi, kad jinai yra perspektyvi, kad pipelinas yra pakankamai platus. Aš labai retai, kada kokį ten nesąmonę duodu į klubą. Tikrai, aš daugiau gal iš tų, bet vėlgi, kartais norisi paspekuliuoti, norisi tų idėjų tokių, kad čia ir dabar ir greitai ir jums atsipirktų tą narystę ir visą ką tikrai man norisi. Kartais ne visada pavyksta ir kartais mes atsiduriam ne laiku ir ne vietoj. Kaip aš sakau, kartais visai neblogai sužaidžiam su kai kuriom istorijom. Tai šita istorija irgi yra viena iš tų, kur ilgesniam šiek tiek laikotarpiui, bet vėlgi tai nereiškia, kad kai aš pasakiau, iš karto reikia pirkti. Iš karto, tik pasakiau ir šiandien ir dabar ir perkam. Bet jeigu ją pastebėt, aišku, aš kartais ką darau, pavyzdžiui, jeigu įdomesnė idėja, tarkim, vieną akciją nusipirku, ir man tada aš žiūriu savo portfelį ir stebiu, kaip jinai čia auga, kyla, galiu pildytis tą poziciją, pavyzdžiui, poziciją prisipildyti. Iki norimos man, tarkim, reikia kokių 20 akcijų. Nu ir va, tą vieną turiu, nu ir tada stebiu, ne, ten ar krenta, tada priperku, ar labai smarkiai driokstelį ir tada visą poziciją užsipildau, nes manau, kad tikrai jau per pigi kompanija ir neabejoju, ar toliau ten kris. Vėlgi, vertinam pagal šitos dalykus. Šiaip kompanija tikrai turi perspektyvų ir jinai gerai, bet, reiktų šiek tiek kantrybės su tokiam istorijom. Visgi, be technologijos. Tai aš labiau pergyvenau dėl to, kad aš nenusipirkau tada, nes jinai ir ataskaitą gerą pateikė. Ir žiūriu, bet gerai, bus gepas ten, gal grįžus daryti ten prie 19,70, man atrodo, turėtų. Ir jinai negrįžo ir dabar jau vakar paskelbė, kad didins įstatinį kapitalą dėl to, kad ten darbuotojams turi duoti akcijų.
Tai dabar aš galvoju, ar čia dar vis tą kainą jau kaip man čia jau pirkti, ar dar laukti, kol tą gepą gal uždarys, ar dabar aš nesuprantu, ką toliau Kai daryti labai vat, su tom smarkiai idėjom. išauga, tai tada ir nebegailėkim, nebežiūrėkim, nebevarvinkim ir tiesiog stebim, tai Ane? turėkim po ranką, jo stebėkim. Visgi tikrai atsiras dar tų klube idėjų, kurios tikrai galima nusipirkti daug pigiau ir tikrai laiku, kada va, tikrai žiūrim, kad tikrai kaina tikrai gera ir žemai. Ir jeigu dar pakristų dar žemiau, tai dar geriau nusipirksim ir dar labiau praskėsim už pigiau. Bet esmė yra tame, kad dabar tai viskas, nuskriejo, leiskim jai ten pabūti viršūnėje, kažkada vis tiek sugrįž. Vis tiek ateis tas momentas. Tai va toks ir klausimas mano iš tikrųjų. Čia labiau dėl dėl bendro supratimo. Jo, nes biotechnologijos, matot, kaip yra. Yra labai įdomu, su jom labai smagu dėl to, kad čia ir į viršų, ir į apačią, bet kada tu nežinai, kada čia gali kas išlys, nes tik FDA patvirtina ir iš karto raketa. Nepatvirtina, iš karto driokstelį žemė. Ir kai tu matai, kad pipelinas yra pakankamai platus, tu ten to šito nepatvirtins, bet galbūt dar ten visai nemiręs reikalas. Bet yra dar šalimais, yra kitų kompanijų, kurios yra trečiam ar kurioje ten fazėje. Viskas yra ok su šitą kompaniją. Tai šita tikrai buvo pigi, bet vienu momentu, taip jas smarkiai nutempė žemyn, kad ten tiesiog reikėjo užsipirkti, tai aš tą dariau. Bet kad... Ačiū labai, Inga, ir už idėjas, tikrai aš ir Citigroup pirkau, tikrai labai gerų idėjų čia pasigaunu. Labai smagu ir tai tiko. Žinau, kad jūs nebijokit ir kitų idėjų pasigaudyti, nes yra tikrai labai šaunių pas mus klubo narių, kurie jau kurį laiką pas mus ir tikrai daug ir vandens ir ugnies praėję kartu, tai tikrai jie žino ir mato ir gali patarti. Aš tikrai kai kuriais labai labai pasitikiu ir pati klausiu ir pati konsultuosiu su jais. Tai labai faina ir tikiu, kad kuo daugiau mes čia dalinsimės ir būsime, tai tuo daugiau ir iš tikrųjų pamatysite ir jūs kažką ir pasidalinsit. Kuo daugiau dalinsite, žinau, kad galite tapti garbės nariais ir nereikės tiesiog būti čia kartu su mumis. Tai žinau, kad tų tokių galimybių visų yra daug, tiesiog būkite aktyvus, nebijokit. Ir viskas bus gerai. Ačiū labai. Ačiū Jums labai. Tai kol kas tada. Iki. Taip, iki.